Ką, mėlyje, kelionė mūsų prasideda. Nefilmavom atvažiavimo į Vroclavą. Oras buvo labai prastas, tik prieš pats Vroclavą jau saulė pasirodė. Bet mes dabar esam pačiame viešbutė, galim pasisukioti biškį aplinkui. Vat. Ir kągi, žygiuojam dabar į miestą. Jau mieste tamsu, apžiūrėsim, kas te papuošalai. Viską, kaip atrodo miestas, Vroclave per kalėdinį laikotarpį nebuvom. Todėl šį kartą pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Viešbutyje, kurioje mes gyvenam. Taip. Labai įdomus užrašas. Tikrai įdomus, ką reiškia. Tamsoj matosi, bet kur pasišviečia, mes galim matyti save. Žodžiu, žygiuojam link upės, upė vadinasi Odra. Vat ir palei upė ir paskui link centro į patį senamiestį. Žinom, kad ten gražu, nes jau esame buvę, bet buvę tik vasarą. 2 kartus. Dabar bus 3. kalėdinis laikotarpis, super. Ir kągi, galim pažiūrėti iš karto, jau kas čia matosi mums iš mūsų pusės. Kaip atrodo bažnyčia, pilis, kita ten toje pusėje. Ir vat matosi iš karto upė. Vėjelis tai tikrai yra. Nieko. Va, žiūrim, kas čia prie tos upės. Koks spalvotas atplaukia. Taip, ten tiltas. Jo, vaizdai, manau, gražus, nežinau, kamera perduoda ar ne. Bet, žodžiu, žygiuojam palei upę ir į senamiestį. Einam kartu su mumis. Na ką? Žygiuojam savo. Vėjelis tai toks pučia, net ašarėlės bėrė. Taip kad, žodžiu, o tik tai 0 rodo. Žandukai raitojas. Nu, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Nu, nieko man atrodo, kad nuo upės nueisim link, reiškia, centro, senamiesčio. Manau, kad to vėjo tokio nebus. Čia prie upės tas vėjas toks. Tiesą pasakius, žiūrint į dabar į miesto pusę, kas ten matosi, tai, nu, taip nėra kol kas šventiško tokio sušvietimo. Nu, kažkaip gaila, nu, žiūrėsim, kas bus senamiesty. Tiltą, geležinkelis ir štai vienas iš jų atvažiuoja. Taip atvesim jumis prie tokio instaliaciją kažkokią taip. Dabar tuoj pažiūrėsim. Va čia reikia perėti, va čia va. Ne tas. Va žiūrėsim, ar tas ar ne. Tas pats. Jau bandom prisiminti. O galėtų būti instaliacija irgi sušviesta. Kažkur pas mus dar yra nuotraukų, bet aišku, dieną, vasarą tai daryta. Ir jau senai, negalvok, prieš kokius, nežinau, minimum 5 metus turbūt. Jei ne daugiau. Daugiau. Čia šviesos. Gerokai daugiau. Labai trūksta šviesos. Va, toks iš metalo. O, iš tos pusės gražiau, žinai, atspindi, atrodo gražiau. Vat, visas ta instaliacija metalinė. Tai čia pro ją gali pralysti, jeigu esi kūdas plonas. Tik nežinau, kas ten pralyst galėtų, aišku. O, nieko nesimato, ne? O, čia atrodo apačioj lempos yra, kodėl jos nešviečia, tai kitas klausimas. Pažiūrėjau, parodysiu šim, kad čia gali pro jas pralysti ir va matosi miestas. Tokie kalėdiniai sušvietimai, aišku, nėra. Nu, nežinau, gal dėl to, kad kalėdos praėjo, dabar tik naujų metų sulauk galim. Mainam dabar kalbam, sako, kaip gerai, kad apsirengėm šilčiau. Kaip sakiau, atrodo 0. Bet kaip 10. Nu, kaip -10. Labai vėjas. Tai va, taip, kad pataikėm, manau, apsirengimą. Tai savo dabar žygiuojama
rankytėm susikibę. Nu, dar turim posluoksnį rydienai. Tai va. Nu ką, kokie lūkesčiai pačiam centre tavo? Skaniai pavakarieniaut. O, vienas iš lūkesčių. Lempėčkų. Kuinkas pažiūrėt. O jau tavo? Pažiūrėt, kaip pasipuošęs Vroclavas. Taip. Bet valgyti. Pietų beveik neturėjom. Ta kelionė porą sumuštinių Kiek? suvalgėm. O kiek? 3? Žinojai, kad lenkiškai eglutė kuinka. Žinojau, bet labai kažkaip nekaip skamba. Tai kažkaip ir kartot nelabai norisi. Bet va, taip ir galvoju, kad čia va, šalia netoli mūsų viešbučio ir bus ta eglutė. Pro langą pamatė. Taip. Va, bet eisim mes vis tiek į pagrindinę tą aikštę. Vadinasi, jinai Turgaus kažkaip tai taip. O, šviestuvai čia. Davai pralėksiu pro tos šviestuvus. Čiuku, 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 čiuku. Takelis nušviestas. Ir dabar galim pasižiūrėti į eglutę iš kitos pusės. Po eglutę. Taip atrodo, kai vėjas taip pučia stipriai. Smilgas lenkia net. Viena gatvutė senamiestis, Vroclavas. Spalvos gražios, kaip bus originaliai, kaip matysis kompiuterį, ekrane. Gal visai kitaip, bet šiaip visai gražu. O tai dar ne visai pačiam centre. Artėjom prie Rotušės aikštės, arba Turgaus kitaip, naujo Turgaus aikštė berods. Jau matosi grožis, jau bus gražu, jau viskas, visokių žiburėlių. Iš už kampų išlindom, žiūrėkit, malūnas sukasi, eglutė ten sukasi, ir eglė ten sukasi. Nu va, žiūrėkit, kas ten darosi. Viskas, žygiuojam, apžiūrėt, pamatysim, kiek čia tų spalvų ir kiek čia to grožio. Ten toliau mažoji šalia aikštė turėtų būti, bet mes turime pirmiausia apeiti šitą. Filmuoja taip pat, irgi žiūri, džiaugiasi, varvinė akim, ane? Noris ir pažiūrėti. Jo, einam Balonkom žiūrėti. kvepia visur, eina savo. Nekalbėk, aš ir noriu Ir valgyti. žinai, kom tais vafliais, vanilė. Gerai, žygiuojam Spurgytėm apžiūrėti, gal? paskui eisim vakarieniauti, nes jau seilės kaip pas paršą atvysta. Einam. Matot, kas darosi? Kiek žmonių? Kiek žmonių? Verda viskas. Tik visai nedaug reikia, kad galėtų ir pas mus būti daug žmonių vykti. Pardavimai, prekyba. Super. Ten toliau mažoji aikštė. Nueisim dar ir ten. Žodžiu, yra ką veikti, yra kur apėti. Tikiuosi, kad neparsivilksim paryčiais, nes rytoj 500 km iki Gdansko. Įdomu, kuris miestas bus gražiau pasipuošęs, Vroclavas ar Gdanskas. Parašykit, kaip paspėliokit. Gerai? Tiesą pasakius, aš tai to ir tikėjausi, kad iš tikrųjų pamatysim gražiai pasipuošusį miestą, centre. Tiesiog eini, įsižioja, dairomės, tai čia gražu, į ten gražu. Manau, kad verta tikrai pamatyti kitus miestus, kitų šalių miestus. Taip, kad liuks, mes savaitgalį, manau, kad praleisim gerai, juk nedažnai
kitose šalyse būnam per Kalėdas ar Kalėdų Lempučių naujų metas. metų laikotarpį. Taip kad einam toliau. Kągi, mėlyjei, perjungiau filmavimą į rankinius nustatymus. Manau, kad dabar vaizdą tikrai dar geresnį turės. Kokybė bus visai kita. Daugiau detalumo. Tai va, mokomės ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti. Kam gal gražu? Tašiukai, idėjos su šuniukais. Vaizdai keičiasi ir mes juos matome. Nem, saldumynai. Lyštelt. Nenori lyštelt. Ne, aš grinų ir neturėjau. Visa gatvė papuošta. Dar ne viskas. Dabar jau nusprendėm visiškai rast kažką, kur galima pavakarieniauti. Ir kai pasistiprinsim, tada dar grįšim į tą centrinę, nes mes ten beveik nieko dar neapėjom, tai pro kraštelį tik pralėkėm. Tai aš manau, kad kai pasistiprinsim, gerai apeisim viską, tada gerai susivirškins ir viskas, tai ką lekiam vakarieniauti. Puikiai susiradom, žiūrėsim dar ką duos. Meniu vienam tai praėjo vieną akim matėm šankauliukų. Tai ko gero imsim šankauliukų, pas lenkus paprastai jie neblogi. Jeigu bus. Jeigu bus, da jo, kągi reikia parodyti, kaip čia atrodo, kur mes čia vakarieniausim. Štai taip atrodo viskas, gražu. Kągi pabandysim, alus, kuris vadinasi, nėra pavadinimo, o jis sakė nacionalinis Lenkų alus. Jo, žyvėk, nežyvėk, kažkas tai tokio. Ragaukim. Nu kągi. Čia mano porcija. Sonato savo, nesulaukus jau jinai valgo, griebė, nes alkana nemažiau aš. Taip kad, kas su mumis valgot, jum irgi skanaus, pasistiprinam ir einam dar į aikštę. Spėkit, laimingi mes ar ne? Šitaip skaniai suvalgę šankauliukų. Vaikštom dabar atsilošę. Smagu. Bet oras jo pradėjo purkšt. Nu ką darysi? Vis tiek einam dar pasižiūrėsim. Filmuosim dar truputį. Ir viešbutėlį ilsėtis. Ryt 7 pusryčiai. Viską ir į Gdanską. Susitiksim iš ryto arba Gdanske. Tai taip atrodo eglutė, kaip visa viską. Ai, grožis. Štai ta gražuolė. Yra dar norinčių ir pasisupti.
Gal sakau, limpam, pasisupsim. Noriu barankių, nupirk man barankių, greičiau barankių nupirk. Sukosi šitą eglutę, kai tik mes atėjom į sustojų. Gal čia kokio užsakymo reikia. Ai, va, tai tau čia karuselė pasirodo. Eglutė karuselė. Nu kągi, eglutė karuselė.